Taigi, sveiki visi, su jumis Dark Forest ir šiandien aš norėjau papasakoti, ką aš gerą surinkau iš Gimono. Biškelį pakritikuoti, taip pat gale vaizdo įrašo pamatysite įdomų žaidimą Just Dance, kurį aš atlikau mūvėdamas Chain Armor, tai aš nežinau, grandinių šitą šarvus, taip lietuviškai turėtų skambėti. Atsiprašau, kad truputėlį užstringu, tiesiog kartais sunku išversti angliškus žodžius į lietuviškus. Tai yra viskas, ką aš surinkau. Papasakosiu apie kiekvieną dalyką šiek tiek, ne per daug. Ir bandysiu apsirsti kuo greičiau. Tai matot, viskas, kas yra ant šios baltos maikės, yra iš mano fano bilieto. Taip, aš pirkau fano bilietą. Ir pirmasis dalykas, šiaip išmečiau visas reklamas, čia dar jų buvo daug. Nu, nes nenorėjau tiesiog rodyti reklamų, tai pirmas dalykas, kaip ir būtų reklama, tai būtų Quarus kėdės ir kuom jis geras, galbūt tik tuom, kad jisai turi gale savęs 10% nuolaidą. Važiuojam toliau. Tai taip pat jie dovanojo Asset antivirusinę. Čia yra kodas, kurį gali panaudoti tai yra dviem įrenginiams ir jinai truks 1 mėnesį, čia kaip trailas. Taip, tada jie dovanojo filmą akinių kuponą, tiesą sakant, tai asmeniškai galiu įžeisti daugumą žmonių, nes tai yra korekciniams akiniams ir jie tik duoda, turiu omeny šią nuolaidą, jei kaina galų gale po nuolaidos jau 40 eurų, tu negausi 10 eurų, tai reiškia, kad jie norėjo tiesiog padėti įsigyti naujus akinius. Gameriam, taip pat davė jie filmą servetėlę, nusivalyti ekranams, akiniams, kadangi neturiu akinių naudos ekranam, tai yra pats fanų maišelis, kaip jis atrodė, jame yra dar šiek tiek daiktų. Tai aš greitai bandau kažką ištraukti. Pagavau kažką, puiku. Čia yra grandinėlė. Reikia plakti, čia su viena ranka bandysiu sujungti. Gerai. Jinai veikia magnetukais. Gerai, beveik. Nepavyko. Palauk, kad reikia atvinioti pirmas spėjų laidukus. Ne. Op. Veikia. Tai štai kaip jie atrodo, tiesiog šviečiantis Razer logotipas. Tokia grandinėlė. Važiuojam toliau. Traukiam kažkokie tai iš fanų. Taip pat buvo Razer mechaninis mygtukas, kurį tiesą sakant galėjai panaudoti kaip mygtuką. Ir šis buvo dovanojamas mygtukas iš Razer pusės kaip meme. Ir taip, vardo kortelė, Kauno technologijų universiteto. Taip, traukiam toliau. Štai ir pats mygtukas. Pačios platformos negaliu panaudoti, bet galiu panaudoti mygtuką. Ir taip, jis leidžia tokį mechaninį garsą. Taip pat mygtukas nusijama. Jei aš tik sugebėčiau jį nuimti. Štai. Green switches, kurio, man atrodo, nereikėjo. Gerai, man atrodo, liko dar 2 dalykai. Taip, mes turim iliustruotą mokslo žurnalą. Puiku. Gal kad nors jį perskaitysiu ir spėju ištrauksiu paskutinę knygą. Ir tai yra bakalauro studijų programa. Kaip sakoma, sudegint tokį fanų maišelį, jisai buvo, kaip daug kas sakė, visiškai nieko vertas. Žinoma, maikutė visai nice. Kitoj pusėj tuščia, tai tiek. Taip. Tada buvo galima gauti tokius Overwatch'o maišelius. Aš juos gavau 3. Ir man patinka labai tai, kad šitas Blizzard pasistengė, nežinau, juos nupirko ar jie gavo juos iš Blizzardo. Bet sužaidęs Overwatch'ą galėjai gauti tokius maišelius. Jie yra Overwatch'o temos, Halloween'o temos, kai matom Pumpkin Reaperio ženklas, varlė nežinau iš kur, Widowmaker voras ir manau, kad Roadhog
jo Roadhog čia yra logotipas. Tai joje buvo Jinkrueto kaukė. Taip pat reklama. Iš vienų šitų maišelių buvo Overwatch žaidimai, dėja man nepavyko gauti Overwatch balionai, plaukit. Tai štai, pirmas Overwatch balionas. Štai kaip oranžinis juodas logotipas ir užrašas. Ir antrasis Overwatch balionas, juodas balionas ir ant jo nupieštas logotipas. Aš vis gadau, kai jis pradeda leisti garsą. Gerai, žiūrėjom toliau. Dar daugiau skaitėk reklamų. Reklamos. Taip, Overwatch lankstinukas, kurie gavo tokį lankstinuką, kad įsigytų Overwatch, kurie gavo vietą šio lankstinuko Overwatch kodą. Taip, mes turim Overwatch lipdukų. Taigi, taip pat Halloween temos. Tai yra Tracer su goodie bag, Mei robotukas, katlas su kažkokiu gyvūnėliu viduj. Čia neklystu yra Zenyatos ranka to roboto, pumpkinais logotipais Roadhogo ir Lucio ir taip pat Reaperio ženklas. Gerai, žiūrėjom toliau. Man atrodo, paskutinį dalyką bandau ištraukti. Taigi mes turim ženkliuką Overwatch'o, kaip tik į naują mano kolekciją, nes aš juos dabar kolekcionuoju. Taigi, baigiant šitom galim perėti toliau. Tai taip pat su Overwatch'u, kai jei laimėjai žaidimą, buvo galimybė gauti MSI kvepalų. Šitas aš jūs turbūt naudosiu savo spinteliai. Jie man atrodo kvepia citrina. Taip pat į savo kolekciją nusipirkau tokį gamerio ženkliuką. Suno ženkliuką už nuotrauką laimėjau bilietai filmą Assassin's Creed, į filmą premjerą. Taip pat galėsite jūs matyti laimėti 200 Gem Pack. Tai tiem, kas nori šitų 200 Gem, gali panaudoti šitą kodą, gaus tik pirmasis. Gerai, einam toliau. Skytecho tušinukai, Gatva tušinukai, Skytecho knygelė, šitas dalykas bus labai naudingas. Razer lasda. For Gamers by Gamers, League of Legends lasda, laibiškas leidus, kuri šviečia. Ir Twitch lasda. Taip, paskutiniai dalykai. Gavau Game Hard, Game On, čia yra metų maikutė. Ją man davė už tai, kad laimėjau Overwatch'ą 3 kartą. Šią maikutę tiesiog gavau iš žmogaus. Ir taip pat metų jos prašyti Live is the Game. Ir štai pati Overwatch'o maikutė, kurią paprastai daugumą gavo už tai, kad laimėjau Overwatch'ą. Tai mes turime Tracer, Overwatch'o ženklą, Game Hard, kadangi 3 metai, Game On, čia Farah ir aš nežinau kas čia, nes jos nesimato. Pas mane maikutės juodas, tai viskas. Ir nugaros tas pats kažkas, Skytech, In the Game with Inter ir Lenovo. Mėgstamiausias dalykas, turbūt labiausiai dėl kurio džiugiuosi, yra šitas full capas, ant kurio yra, čia yra MSI 30 metų full capas. Matos toks prieš šviesą pasidaro vaivorykštės spalvų. Čia yra lipdukas, kurio aš nežadu tikrai nukliuot. Nematome MSI drakoną, pats full capas tas juodas, tik su šitos, nežinau kaip vadinasi, skilės raudonos ir ant galo MSI užrašas. Puikiai kepurė. Tai tiek aš gavau iš Gimon, šiaip renginys buvo pats smagus. Tik tiem, kurie sako, kad nieko negavo ir norėjo gal daugiau, tiesiog vienas patarimas, bandykite dalyvauti visiškai visur, tikrai praleisite laiką gerai ir jums bus smagiau. Tai dabar matysite, atsiprašau, dabar matysite, kaip aš šokau Just Dance 2.16, neklystu, nes 2.17 buvo kitam aukšte, aš šitą pašokau, bet Just Dance 2.16 su, vėl pamiršau, grandinių šarvais. Tai love rock and roll!
šūkant.